Kernavės kultūrinis rezervatas apima visą Pajautos slėnį su šalia 1005 piliakalniais, baigdalimi viršutinės Neries terasos, kurioje įsidėstęs šiandieninis Kernavės miestelis. Piliakalniai – išraiškingiausias rezervato akcentas. Lietuvoje jų priskaičiuojama iki 1000, tačiau niekur kitur nerasime 5 vienoje vietoje. Tai istorinių gamtos procesų, pasitraukusio ledyno ir žmogaus veiklos palikimas. Kalbiname Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos ryšių su visuomenė ir švietimo programos skyriaus vedėją Joną Vitkūną, vyriausiai specialistą inspektorių Romą Mažylį ir Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorių Saulių Badišį. Mes randamės Valstybinėme Kernavės kultūrinėme rezervate. Prieš mūsų akis Pajautos slėnis, 5 piliakalniai. Ši legendinė vieta yra seniai žinoma kaip senasis mūsų Lietuvos valstybingumo simbolis, senoji sostinė. Na, o gyventojai atsikėlė čia maždaug prieš 9-8 tūkstančius metų prieš Kristų. Vaizdas, kurį mes matome, Neries upė, 5 piliakalniai, Pajautos slėnis, yra ledynmečio palikimas. Maždaug prieš 14 tūkstančių metų traukiantis ledynui susiformavo šis landšaftas. Na, o atšilus šiek tiek klimatui, maždaug 9-8 tūkstantmečio prieš Kristų ribose čia pasirodė pirmieji gyventojai. Tai šiaurės elnių medžiotojai, rinkėjai, kurie čia apsistodavo Pajautos slėnyje ir vėl keliaudavo į kitas vietas. Na, o prasidėjus jau žemdirbystės periodu nuo 4 tūkstantmečio prieš Kristų žmonės čia įsikūrė sėsliai.